Pirmas eksperimentas – lavos lempa. Į mėgintuvėlį įpilame 10 ml vandens ir 20 ml aliejaus. Vanduo yra polinis junginys, o aliejus nepolinis junginys. Tai jie nesimaišo. Ir sunkesnis skystis, kuris yra šiuo atveju vanduo, nusėda į mėgintuvėlio apačią. Įmetame tabletę, kuri sukelia reakciją, kurios metu išsiskiria dujos. Įmetus sulaužytą tabletę reakcija vyksta greičiau, nes tabletės paviršiaus plotas yra didesnis. Antras eksperimentas – pipirai ir muilas. Į kristalizatorių įpilame truputį vandens ir įberiame pipirų. Pasitepame pirštą muilu ir paliečiame vandens paviršių. Muilas greitai panaikina vandens paviršiaus įtampą, tai pipirai atsitraukia nuo vandens, o jie plūduriuoja ant vandens todėl, nes yra hidrofobiški. Trečiasis eksperimentas – vaikštantis vanduo. Pripilame 4 stiklines skirtingų spalvų bei koncentracijų tirpalais ir įdedame popierinius lapelius tarp stiklinių. Vanduo konvekcijos būdu kyla popieriumi ir kur susitinka dvi spalvos, matome jų atspalvius. Ketvirtas eksperimentas – spalvų bokštas. Supylėme 4 tirpalus į stiklinę. Tirpalai visi turi skirtingas koncentracijas, tai jie tarpusavėje nesimaišo. Taip pat jų spalvos skirtingos, tai susidaro spalvotas bokštas. Penktasis eksperimentas – vandens maišelis. Pripildome plastikinį maišelį vandens ir jį stipriai užveržiame. Pro maišelį praduriame skyles mediniais iešmais, bet vanduo neišbėga, nes nėra atviro plyšio. Ištraukus iešmus vanduo pradeda bėgti lauk, nes skylė tapo nebeužkimšta.